iš Amerikos mašinose ir galima tikrai neblogai pavalgyti. Ar jūs girdėjot, kaip jinai užsikūrė? Tai sveiki visi, dar kartelį sugrįžę į Beno projektai kanalą ir šiandieną su jumis noriu dar vieną projektą pristatyti. Tai yra tokį raudoną žvėriuką. Nežinau, ar jisai išeis į eterį ar neišeis, bet galvoju, jeigu mes jau čia kažką darom, tai ir pafilmuokim. Tai turime 2017 metų Fiat Spider Abarth 124, nes Fiat Spider, kažkaip ten jis vadinas. Abarth, aš šiandien jau čia buvau įlindęs, tai todėl jisai jau yra atidengtas. Iš tikrųjų jisai jau po kibulinių darbų, tai reiškia yra viskas, kas buvo jam sulankstyta, ištiesinta, sutvarkyta, atvesta į geometriją, bet neturim visų dalių ir buvo išsiųstos oro pagalvės remontuoti, nemažai dalykų buvo išsiųsta tvarkyti. Ratai perdažyta, tikrai nemažai dalykų jau yra padaryta šiam automobiliukui. Ir šiandieną mano užduotis yra išimti iš jo oro pagalvių kompiuterį ir nuvežti jį perrašyti, nes buvo keletas oro pagalvių išsiskleidę, suveikusios oro pagalvės. Ir mes turime tam, kad nebebūtų oro pagalvių klaidos, tai reikia išimti jo kompiuterį ir jį tenais, kaip sakoma, išimti tą kompiuterį, oro pagalvių ir mes jį ten turime gražią formą įdėti, nuvežti, kad jį perrašytų ir jisai egzistuoja, to parodysiu. Ir jisai egzistuoja, čia visas detalės, salono nėra, nieko nėra ir jisai egzistuoja už tos panelės, už tos panelės. Tai už tos panelės jis ten egzistuoja, tai man čia vėl reikės išimti centrinę konsolę šitą, išimti sėdinį, nežinau, gal nereikės, atimti ir nemažai vėl išardyti dalykų. Tad kimbam į darbus, einu, atsinešiu trikojų, pastatysiu kur nors, kad galėtumėt pasižiūrėti, kaip aš jį išimu. Aš tikiuosi išimti jį per keletą minučių ir pasižiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Galvoju, dar pafilmuosiu, tai ką galima rasti. Tai va, mes čia turime Spiderį, čia kažkokia dėtuvė. Ir va čia yra su rakteliu. Daiktadėžė, nes daiktadėžės tikros nėra. Ir atsidarius daiktadėžę mes galime rasti visokių įdomių dalykų. Tai pirmas dalykas, kas yra fainai, tai jinai turi savo tą knygą. Ir toj knygui viskas yra. Ir stikeris, tai galėsiu parodyti, kas yra stikeris. Turim kažkokią kepuraitę. Ir taip pat mes galime rasti jums Big Honey Bun. Tai ir maistą parvažiuoja iš Amerikos mašinose ir galima tikrai neblogai pavalgyti. Tai dedam visus daiktus atgal ir pakuojam viską atgal, va tenais. Tegul jie ten, tie daiktai gyvena, keisim tvarkyti mašinos, tai išmesim viską. Tai va, radom čia tokį lapą, pastatykime mes jį kažkaip, taip uždarykim. Ir parodysime jums, kas čia yra. Ogi, čia mes turime tokį stikerį. Ir tas stikeris tai yra visa mašinos komplektacija, kuri išvažiavo iš gamyklos, kiek kainavo, kokios emisijos ir taip toliau. Tai kai būna nauji automobiliai išstatyti Amerikoje, tai būtent tokie lapai būna priklijuoti ant naujų automobilių. O jūs, jeigu nežinot apie savo mašinos komplektaciją, kai žiūrit ieškote automobilių iš Amerikos, tai jums vertėtų pasidomėti Car Vertical ataskaitą. Na, o jeigu jau prakalbame apie Car Vertical ataskaitą, tai galime kartu ją ir pažiūrėti. Ir ką mes matome? Mes matome būtent, kad šis automobilis turi title patikrą nepraėję, tai šauktuką, tai mes žinome, kad jis buvo pirktas aukcione ir sudaužytas, patirta žala. Ir taip pat mes jau matome nuotraukas, pagal kurias matydami mes pirkome ir galime matyti, kad tikrai automobilis nėra daug daužtas, tai yra dešinys kampas nedaug sudaužytas ir galiniam sparne yra įlinkimas, ir taip pat saloną matom, kiek sudaužyta ir geras signalas, kad netgi nuotraukoje nufotografuota yra
su būtent užkurtas variklis. O kairė pusė, kaip ir tvarkinga, čia matosi, kad sparnas yra pavažiavęs. Tai pagal šias nuotraukas, matydami nuotraukas, mes pirkome šį automobilį ir jūs pirkdami ir tikrindami savo automobilius naudokitės nuolaidos kodu BEN20 CarVertical ir linką tikslų rasite aprašyme ir būtent nuorodą. O jūs ką? Galite patikrinti savo automobilius, naudodamasi BEN20 nuolaidos kodą, kurį jūs čia kažkur jau šiuo metu matote. Ir tikrinkit tikrai savo automobilius. O mes, ką grįžtume į video ir video toliau matysite, kaip mes pirkom pačiam aukcione automobilį. Ir taip pat matysite toliau, aš kadangi kaip atvažiavo automobilis į Lietuvą, tikrai neketinau tuo metu dar kurti YouTube kanalo. Tai nefilmavau, bet tiesiog radau keletą video, kuriuos siunčiau klientui apie automobilio patirtą žalą filmuojant. Tai tikrai nepraleiskit, nes tas ratas buvo ne šiaip savo linkęs. Tai žiūrėkite toliau video, jeigu jums patinka toksai turinys, kurį aš kuriu, tai laikykit kanalą, subscribinkit šį kanalą ir ką, grįžtam atgal į video ir nusikeliam truputėlį į praeitį 5 mėnesius, 3 mėnesius ir sugrįšim čia dabar kažkur jau aplink mūsų laiką, kuriuo šiandieną gyvenam. Tai gero tolimesnio žiūrėjimo, o ką, laikinkit, subscribinkit šį kanalą ir važiuojam. Taigi, Jonai, tokia naujiena. Pas tavęs vairo kolonėlė, aš dabar matau kodą, va tokį Mazda ženkliukas ir toks kodas. Tai su tokiu kodu paieškok Mazdos vairo kolonėlį, va čia lūžus jinai. Pats korpusas šis lūžęs yra. Tai. Va taip. O važiuokliai, vairo traukia, vairo angelis, čia viskas linkia, o daugiau nieko aš nematau čia blogo. Tai kai tuos pakeisim, tada vairas atsistos į vietą. Visą kitą čia kaip ir sveika. Tai gerai, dabar toliau vardau. Už kokių 15 minučių bus buferio ir lempų. Taip, iš buferio tai kairys priešuknis ir čia laikiklis viskas yra tvarkoj. Dešiniai pusiai nėra. Po to dar buferiui reikės, o čia tokios grotelės nėra. Čia po lempa tokia plasmasė yra dešiniai pusiai, tai kairiai pusiai nėra, tai šitos plasmasės reikia. Šiaip galiu atsiųsti buferį, matau, dar neskodas, bet mes esame šakė. Užsakėjai. Tai va, tai grotelės. Čia viskas, šita grotelė dalis sveika. Viskas kairiai pusė yra, dešiniai pusė nėra, tai dešiniai pusė visko reikės. Čia nunešta, tai va, tai tuoj parašysiu žinutę, ko reikia. Taigi, reikės sparno, tiek kairio, tiek dešinio, abiejų sparnų. Dešinės lempos, tai lempų priekinio ir to laikiklio lempos. Balkio reikės, balkis čia vat ant tiek nutrauktas. Čia yra laikiklis, aš dar po to ieškosiu detalių kodus, ką rasiu. Šitas toks metalas yra, tai į jo reikės. Ir tada dešiniai pusėje yra va toksai metaliukas, irgi jo reikės, nes jis yra atskiras.
šitą dalis. Šitas. Čia plasmasės nukreipėjas laužtas. Gal dar rasiu dalies kodą, bet čia tokia jau smulkmena, kur gali keist, galima nekeist. Taip. Televizorius linkęs, persimetęs, bet man atrodo ištiesnis. Rytoj dar paklausiu aš, ar išties. Sparnų priekį nebejų reikės, nes čia vat yra trūkę. Tai jam kaput. Šitam sparnų irgi yra kaput. Per daug sudėtas. Tai abiejų sparnų. Balkio. Šito. Kai dešinio šito. Taip. Dabar čia yra jau biškių užsistovėjęs daiktas. Jau 3 mėnesiai pas manęs kieme stovi, bet iš tikrųjų jam detalių nebuvo ir mes negalėjom jo remontuoti. O dabar mes jau turim praktiškai visas detalės. Kėbulas jo ten ištampyta ir padaryta viskas yra, bet neturėjom buferio ir sparno iki šiandienos ir negalėjom jo surinkinėti. Todėl jisai, nors daug detalių jo buvo, tai mes negalėjom jo surinkti. Nu, tasme, gali įsivaryti garažą, kažkiek surinkti, bet buvo kiti darbai, daugiau pusėje. Tai ką mes dabar šiandieną valom sniegą nuo jo, bandom užkurti, nes šitoj vietoj yra jisai jau kokį mėnesį nejudintas ir nekurtas. Ir einam aprodysiu aš jums jį gal daugiau dar iš pradžių prieš nukasant sniegą. Arba einu, nuvalysiu sniegą ir po to jums parodysiu, kas tenais yra, ką mes turim salone ir būtent ką mes šiandieną nuveiksim. Šiandien yra pirmadienis, o trečiadienį jinai turi važiuoti pas dažytojus. Tai mes turim ją paruošti, kad jinai ją galėtų dažyti, saloną aprinkt, išorę pakeist, vairo kolonėlę pakeist. Vienu žodžiu, nešamės mes su kuo ją nuvalyt, nušluot ir kimbam į darbus. Nu tai ką, atsinešėm vairą. Iš tikrųjų, atsinešiau, pasidėjau. Gražiai persitas. Įdėsiu video dabar, kaip pakuoju šį. Tai va, atgavom, atsiuntė vairą Spyderiu. Persiutą, pažiūrim, kaip jie atrodo. Tai atsargiai, reikia, kad vėl nesugadinti, kad nesubraižintumėm vėl. Nu, ne. Bet iš tikrųjų bus labai gražu. Įpakuota saugiai. Spyderio vainiukas su čia tokiu intarpėliu per viduriuką. Tiri. Raudonos siūlės gražios. Visas naujai atsiūtas. Malonus sankiai. Su impregnuotas su skylutėm su spranu gražu. Va. Vairas apsisiko plėvelė, kad vėl, nu tai ką, statom telefoną, užsidedam vairą ir gal pabandom kurti iš karto. Žiūrėsim, kas čia gausis. Iš tikrųjų, jinai va taip jau stovi kažkuris laikas, nei kurta, nei kažką, su juo nedaryta. Taip va. Tai
šitie Fiatai turi tokį įdomų dalyką, kad kompresija dingsta pas jūs. Tai žiūrėsim, kas čia gavosi. Ar bus kompresija, ar nebus. Su pirštiniam netilpa surinkti špankučių. Apa. Užsukam vežlę. Truputėlį pakabinam vežlę. O, ne tokį atsinešiau. Ne tokį raktą atsinešiau. Nu, vis tiek šį dar numinėsiu. Tai dzin. Ir pabandom mes ją užkurti. Reikia išminti sankabą. Opa! Ar jūs girdėjot, kaip jinai užsikūrė? Nu, nuostabu. Nuostabiai. Biškį pašildom. Haha! Va taip, užsikūrė. Dirba. Aš jau atsinešiau ir akumuliatorių kitą ir viską. O, kaip jinai gražiai užsikūrė. O čia ratas, žiūrėkit. Pakelsiu, po to rodysiu, kaip lūžusi yra vairo kolonėlė. Nu ką, tegul pašyla biškį. Bandysim važiuoti su jį atgal. Prieš tai bandėm nupirkti kitą dar šitą abartą, bet nesėkmingai. Pažiūrima, jinai bent jau judės. Pilšalė stabdžiai. Arba ratai. Vienu žodžiu. Nejudam iš vietos. Pasiekėm, įvažiavom. Nu va, ir garažėlį. Oi. Yes. Nu ką, jums tai sekundė, o man tai iš tikrųjų turbūt 5 valandos prabėgo nuo kada filmavau. Tai va, grįžau namo, pavalgiau vakarienę ir žinau, kad šiandieną dar suplanavęs būtinai pakeisti vairo kolonėlėje. Jai ar Fiatui. Tai gal jam vis dėlto. Tai grįžau, šiandienos tikslas yra pakeisti vairo kolonėlę. Tai ką, kimbam į darbus, o jums gero žiūrėjimo, kaip keičiam vairo kolonėlį. Ir manau, kad pakėlęs dar truputėlį mašiną, parodysiu jums, kaip ten iš apačios atrodo. Ir eisim prie darbų. Tai gero žiūrėjimo, šiandienos tikslas yra pakeisti vairo kolonėlę. Lekiam.
Nu ką, sena ir nauja ant žemės, tai matom, kad nauja tenais, o va sena, va čia lūžus, sutrupėjusius ir klonėlį. Galim matyti, čia lūžęs dantratis. Vienu žodžiu. Ne kažką šitą vairo klonėlį. Čia susilankstė. O ten viskas sveika, gražu. Visa nuplauta, nuvalyta. Bet identiška, visiškai vienodai atrodo. Tai ką mes darysim? Nieko nelaukia. Bandom ją sudėti atgal. Tai kiek aš užtrukau susidėti atgal, išimti vairo klonėlę, taip jie. Taip, čia galim filmuoti. Čia va vairo klonėlė, 1-2 varžtai tokie ilgi, vairo traukės. Ten šitas, dar reikėjo akumuliatorių išsitraukti ir čia vieną varžtą atsukti ir čia vieną varžtą atsukau ir šitą biškį atsileidau. Čia dar atsileidau. Čia varžtas. Užtrukau, ištraukti vairo klonėlę. 40 minučių užtrukau turbūt. Tai ką, dedam kitą vairo klonėlę, jungiam viską ir žiūrim, kaip atrodo. Gero žiūrėjimo, kaip sukrausim viską, gal sustiksim, kai būsiu įdėjęs vairo klonėlę. Valanda nepraėjo ir vairo klonėlė jau sudėta. Taip, jinai jau atrodo įdėta. Ir ką, tik tai kairių ratų dar nepajungiau, nes ten yra įvorė, va čia šito vietoj. Ir čia yra įvorė, ant nuo jos irgi, tenais liko. Ir kadangi jau vakaras, tai nenori triukšmauti. Tai surinkta, liko nuleista filtradėžę įdėt, dar keletą varžtukų prisukti, bet kadangi jau šį vakarą nebekelsiu, tai norėjau dar parodyti jums, kaip čia viskas atrodo. Dar, aišku, nuvaliau, nes čia buvo purvina, tai viską čia pavaliau, įdėjom, surinkom, kaip sakoma, viskas, jau vairo klonėlė sudėta, pakeista, užtrukau nei daug, nei mažai, apie 2 valandas. Dar rytoj, aišku, keletą varžtelių, bet, tai su rytojaus darbu bus 2 valandos darbo, gryno. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Šį vakarą mano, aišku, dar rytoj apie Spiderį irgi darysim video. Ir dar šiais video vėliau, tai jūs pamatysite daugiau dar visko apie jį šiame video, tai žiūrėkite toliau ir susitiksim kitą dieną, o šį vakarą baigiu darbus ir viskas.